Miestai, kuris labiausiai išvystė. Iš tikrųjų, jeigu žiūrėti labiausiai šitą turbūt Vilniuje ir Kaune, tai tradiciškai ir po truputėlį, ačiū Dievui, atsigauna hip-hopo pozicijoje Klaipėda, matosi Šiauliai, kaip visada buvo. Bet jau muzikiniai pozicijai Klaipėda tai tikrai stipriai. Jo, bet jie pagaliau atsigauna ir breikė, ir hip-hopo šokime, ir Panevėžy po truputėlį. Dėja turim tik tai realiai vieną normalų bičą, tai yra Dmitrijus Fufonovas, kuris neseniai čia sėdėjo, organizatorius būtent Rezapo. Žmogus krūvą savo laiko atiduoda visam tam. Jeigu nesėti, tai nieko čia nebūtų, absoliučiai. Jeigu jau taip žiūrėti, nieks nenori, visi, nu kam reikia vėl, krūvą, jo. Tai tada labai lengva pasakyti, geriau nieko nedarom ir laukiam, kaip pas mus yra blogai. Kaip rodo praktika, dėja, Lietuvoje dar vis kaip tarybiniais laikais, viskas laikosi entuziastų rankų. Dėja. Ką, dėkojom Skursdeliukui, lauksim grupės, interviu, lauksim pasirodymo grupės, kurie jūs pamatysite. Dėkui. Iki, peace. Labai dėkingai. Yeah. Soul Kitchen Records. Panevėžys. Vakar ar šiandien padarė šitą gabalą? Vakar. Šiandien Premjera. dar nepabaigėm. Bus. Šiaip trūksta vieno žmogaus. Jau. Bus gabalas. Freestyle važiuojam. Kas Soul Kitchen tavo galvoje. Kas Soul Kitchen tavo yeah. Pačiu iš lėtų ir šoka dūmai lėto. Baleto minčių apsestas, lyg naktinis miestas. Vidinis žvėris bola, vienas kitą plėšo į gabalus. Kas tau darosi? Psiklaunai suka laimės ratą, kol kiti telekate klino akrobatai. Senoje gyvenimo laukiam 2 minučių savo šlovės menamos. Aistras šokis kabos, parodė ko vertas kolai, pametė į savo jobanos galvos. Šokis kabos. Palėtas opera įmaišyta į vergiją, dalyja karaliai, ne tie, kurie arė, jie karė savus vaikus. Spektakliui rolės atiduotas 9 mm karžygiai neša kryžį svetimiem, sukeldami paralyžių 3 dryžių. Religija, kai įtikim į tą, kuris varažina metaforom, anoniminiai stebėtojai. Režisierius tik iš pradžių, paskui priverstinis armatūros patikimas. Gatė šokose, klumpa nuo nevykėlių iki lyderių, nuo nevykėlių iki lyderių, nuo nevykėlių iki lyderių, nuo nevykėlių iki lyderių, nuo nevykėlių iki lyderių. Jobanos, tau nepadės netopijos, nes esi kopija. Įtrūsta į kampą, giniesi įtampą. Galiausiai puolis, naudam grituolį. Apsidaryk, ko nori, o karu išperos kesta vienas be brolių. Patarimas į skolą, jei delnai drėksta, dėk skersą. Saukiai čia net tokių nemėgstam, patampam grobuolis artistam. Laikai save fatališkų, aš sakau, esi aferistė. Čia mikrofonė solistė, į sceną cinikai maivos, o kiti scena gyvena, apgulties. Ruoški žirkit vanai, klanas tokių klaunų laikančių save gurmanais. Išmokytas šoks, bet dvasiškai suluošintas, nerodyk pykčio. Savo kelyje tokių sutrypčiau. Vis dar drąsus, nors fiziškai nepajėgus. Penktadienio vakarą vynas, to per prastas alus. Koks tu vyras, balerų nepaperkūnais, operos liūniai kliuvęs su pusė. Ne savo kūne, taip jau būna, kai renkies. Ne Bobo Hopper, užimi Džokerio vaidmenį rusiškam pokerį. Rusiškam pokerį. Produktas ne gamtos, tu produktas pramonės. Premjera Soul Kitchen Records. Kritikams tiesi į vieną vietą, o mes nebijom būti dabar čia ir varyti visiškai freestyle, būtent tau į galvą šūvis, motherfucker. Panevėžys. Ir dar kartelį. Muzikinis Rusys, special for you. Kas Soul Kitchen tavo galvoje. Kas Soul Kitchen tavo. Kas Soul Kitchen tavo galvoje. Kas Soul Kitchen tavo. Muzikinis Rusys, garso, apšvietimo ir muzikos instrumentų parduotuvė, garso įrašų studija, renginių organizavimas, įgarsinimas, apšvietimas. Laukiame jūsų darbo dienomis nuo 10 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 10 iki 14 valandos. Čia jūs rasite tai, ko jums reikia. Adresu Panevėžys Respublikos gatvė 28. Maloniai kviečiame užsukti į muzikinį Rusį.
Tai ką, turime ir patį renginio organizatorių, prisistatyk. Aš esu Dmitrijus. Jis labai ilgas prisistatymas. Taip. Dima, kitaip žinomas dar internete Sketch. Aišku, ir ką pasakok apie savo renginį, ką čia tokio organizuoji? Esmė yra tame, kad Lietuvoje tokio pobūdžio renginys yra pirmas. Mintis kyla dėl to, kad jaunas šokėjas pradėjęs šokti, jis neturi galimybės konkuruoti su stipriais šokėjais, kurie jau kažką yra pasiekę. Ir su laiku aš taip ir maniau, kad tas vyka paties iniciatyva, bet esmė yra ta, kad šokėjas jaunas, jisai pralankęs metus, jis gali pasirodyti mokyklą, bet tai yra visiškai nerimta. Jam reikia rimtą čempionatą, kad jis galėtų važytis rimtos scenos, rimtą garsą, rimtą apšvietimą, rimtą vedėją, didžėjus ir taip toliau, kad jis pajustų tą dvasę, kad jis pajustų, kad yra žiauriai smagu pasirodyti, kad tas jaudulys galiausiai, kai nulipina scenas, perauga į didžiulį džiaugsmą. Visi galėtų Ir bendravimas, plius susipažinimas su kitais žmonėmis ir su kitais šokėjais yra labai svarbu, nes vienas su kito dalinasi. Daug yra jaunų tų dalyvaujančių kolektyvų. Iš ties jaunų dalyvaujančių kolektyvų yra tikrai nemažai, ypač mums ir Lietuvoje, ir Latvijai. Minusas yra tas, kad jaunas šokėjas jis iš tikrųjų bijo važiuoti į užsienį, todėl vadovui iš tikrųjų labai sunku jį kalbėti, nes jisai mažai to, kad nepasirodė savo šalis, iš karto važiuoja į kitą užsienį, ne? Ir iš esmės, jeigu renginys dabar pavyks, aš matau, kad jisai pavyksta, mes plėsime tą visą reikalą ir stengsime labiau kviesti ir, kad vadovai patys suprastų, kad šokėjų reikia scenas ir be to nieko nebus. O Rise Up, tai čia tik Panevėžyje, ar jis plėsis ir toliau bus turų ir bus, kol kas jisai yra Panevėžyje. Kažkas laimėjo? Plėsis yra iš tikrųjų kur, bet kol kas mes liekame Panevėžy, kadangi tai yra vis dėlto centras, atvažiuoja Kaunas, atvažiuoja Vilnius, atvažiuoja Klaipėda, Druskininkai iš visų pusių. O užsienio nėra dar? Užsienio yra, dabar mes turim užsienio teisėjus, užsienio Latvijų, Estų, rimti šokėjai, choreografai pelnė daugybę įvairių prizų, laimėjęs pirmas vietas, labai daug. Gatvės šokis, street dance yra viena iš hip-hopo sudedamųjų dalių, ar ne? Ką pats su hip-hopu? Labai trumpai apie gatvės šokius. Street dance, taip aš noriu, kad žinotų visi, nes tas dalykas labai dažnai paėmimas. Sako vienas, aš lankau street dance, aš lankau hip-hopą, o paskui jie galvoja, kas yra kas, ir jie patys nesupranta, kas yra kas. Street dance iš anglų kalbos yra gatvės šokiai, o visi gatvės šokiai tai yra šokiai, kuriuos mes galim šokti gatvėje. O gatvėje mes šokam hip-hopą, galim šokti house'ą, galim šokti street jazzą. Baletą negalim šokti gatvėje, tai ir nėra gatvės šokis, ne? Jį šokam tikės kažkur scenai. O gatvės šokiai tie, tai va, ir hip-hop, jisai vėlgi, hip-hop jis turi daug stilių, ne? LA, New Style ir panašiai. Viską, ką sakau, tai nėra 100% garantuota, nes kiekvienas yra įsitikinę savo istoriją, žino, nes tas istorijas nėra parašyta, apie ją mes galime išgirsti tik iš tų žmonių, kurie kūrė istoriją. Ir tokie žmonės kaip Buddha Stretch, tai yra Elite Force grupė ir panašiai, iš jų galim sužinoti, paskaitykit, tikrai žinosi daugiau. Pats irgi šokė, ar ne? Jo, aš pats šoku, pats vadovauju, turiu grupės Vilniuje, Panevėžy ir turim, jo, važinėjau, žinokit, kas antrą dieną panašiai, ten treniruotės ir turiu mokinių, kurie turi prizinės vietas, turiu žmonės, kurie tikrai ir nori, ir man iš tikrųjų labai smagu dirbti ir net nestoja niekas kitas, kai žmogus yra patenkintas. Tai ką, labai dėkosime organizatoriai už puikų interviu, už tai, kad daro renginius tokius ir palinkėsim toliau sėkmės ir kad šitas renginys išaugtų dar didesnį ir platesnius vandenis bristų, ar ne? Teisingai. Labai tikiuosi, kad jūsų pagalba tai tikrai pavyks. Dėkui. Ačiū. Peace. Muzikinis rūsys ir šiandien įsiaiškinsime, kas laimėjo šias puikias Dadarijos stygas, kurias mums padovanojo muzikinis rūsys. Klausimas buvo toksai, koks yra muzikinio Rusijo parduotuvės adresas? Respublikas 28. Tai va, ir šis puikus žmogus, ponas Žilvinas, muzikinio Rusijos savininkas ir mūsų rėmėjas ištrauks, kas laimėjo šias puikias stygutes. Traukiam ir jas laimėjo... Jas laimėjo Martina Pačiakajūtė. O, labai gražus vardas ir pavardė, tai va. Šis puikus žmogus laimėjo šias puikias Dadarijos stygas.